Labą dieną, gerbiami žiūronai. Labą dieną. Pradedame mūsų laidą iš ciklo susitikimai. Apie ką šnekėsi? Apie Raimondą Samulevičių. Taip, gerai. Žadėjot kalbėti. Taip, kažkokia tai proga vis dėlto. Spalio pabaiga. Vėlinės. Vėlinės. Oi, tam tai daug žvakių reikėtų statyti. Gal ir pamiršau jau žmogų. Iš ano amžiaus dar. Aš su juos susipažinau sąjungoje šitoje kažkaip tai buvo. 60. 9 gal. Turbūt tai 9 kokiais. Man atrodo. Arba 8 net. Va, susidomėjau, kadangi jis rašė apie meilę. Žygimantą Augustą ir Barboros Radvilaitės. Mes susiruošėm į koncertą, todėl mes tokie gražūs. Čia kitą progą einam į koncertą. Gaila, kad jam nieko. Daug parašė žmogus, daug apysakų. Dramaturgas pagrindė, daug dramų. Aš ten, kai buvau jų namuose, su jo mama bendravau. Ir po mirties jau paskui bendravom su mama. Ponia Stasė Dailininkė. Tai kuom jums labiausiai įsiminė Samulevičius? Samulevičius įsiminė, kad labai gilus žmogus buvo. Labai geras, šiltas, gilus, protingas žmogus. Geras žmonėms kitiems. O be to, ne tik žmogus, bet jo dramos sužavėjo. Ir apysakų daug įdomių. Pagrinde, aš kai dirbau Lenkų tada dienoraštį, tai man aišku, ta Lenkų tematika buvo įdomi, kad jis pakėlė. Kaip ten ir Varšuvos paveikslas. O keletą ir dramų, ir apysakų, novelę, kaip čia pavadinti. Tai buvo skirta. Bet to išvertėte nemažai Samulevičiaus, ypač prozos. Tai vat tas vertimas ir buvo. Paskui aš dabar tik supratau, kad aš daug išverčiau, man aš nesimenu. Gerbiami žiūrovai. Ir eilėraščių ten buvo keletą, tokių jaukių labai. Nu, bet jis nebuvo poetas, poetas dūšiai, bet rašė prozą pagrindę. Kad jis daugiau dramaturgas. Miltinis statė vieną jo veikalą, tai jau pavardė. Nežinau, kas ten statė. Panevėžio teatre. O man sudomėjo tada jo tos apysakos. Berods dažnai lankydavotės pas Samulevičių Kaune. Taip, taip. Jis čia buvo visuomet, kai Vilniuje, tai buvo čia pas mane namuose visą laiką. Nu, ne visą laiką, bet kai buvo tik tai apsilankydavo pas mane. Aš čia turėjau ir draugų, ir pažįstamų Vilniuje. Na, aš Kaune, tai ir jo mama kvietė, ir ten gražus namas, Vaisių 16, Žaliakalnė. Linkėjimai Kaunui. Linkėjimai Kaunui. Liukrecijai Navickiniai, artimai draugai. Mes kalbame, gerbiami žiūronai, mes kalbame seniausią Europos kalbą. Atsiminkite. Kaip čia suprasti? Seniausia Europos kalba, lietuvių kalba, yra seniausia Europos kalba. Sanskritas. Ar iš sanskrito? Taip, gerai, kad išsilaikė ta kalba. Slavai gali pasivaikščioti trumpam. Nu, ką žinai, trumpam ar ilgam. Daug dabar studijuoja užsieniečių lietuvių kalbą. Tu nepaprastai graži. Taip. Aš kaip... Kaip? Kaip aš? Aš kaip... Nu, žinau, kas negalėčiau pasakyti. Apie kalbas norėjau pakalbėti, kalbą tik to. Ne, apie kalbas dabar buvo tik kitą kartą gal. Kitą kartą. Tai va tiek, tai linkėjimai Kaunui. Inteligentijai, šviesuoliams. Adomą Mickevičiui, Slėniui. Kudirkos bibliotekai, Kauno apskrities. Bus proga pakalbėti, nes nemažai lankėtėsgi Kauno rajone. Taip. Nu, čia daug pasakų. Žinokit, labai daug yra idėjų, bet trumpam improvizaciškai tiek.
Iki kitų susitikimų, gerbiami žiūronai.